Dar vienas produktas, apie kurį buvau kažkaip pamiršus, nes šaldytuvą nekišau. Tai šašlykai automatiškai žiūriu, ar nėra E250. Nėra, tai kiauliena 98. Prieskoniai, druska, prieskoniai ekstraktai ir rūgštingumą reguliuojanti medžiaga. Viskas. Susai marinuotas. Va, ką tikrai galiu pareklamuoti savo gyvenime, tai yra šitas kepimo skarda. Kažkokia tokia dalykėlė ant jos yra. Ir jeigu pridega, tiesiog labai lengvai viskas nusijama. Tai ką aš darysiu, jam darysiu kepimo būdu, griliaus funkciją savo orkaitėj ir darysiu antrą lygį, kad neprikeptų ir spėtų iškepti. Yra fainas dalykas. Čik, čik. Okay. Ir visą kiekį. Kaip čia to kiekio. Pažiūrim, kokie gabaliukai. Neblogas kvapas, žolelės, visa kita. Good. Nieko nedarysiu dėl to, kad jau yra riebalų čia nemažai, natūraliai. Jie ištirps ir jie paskrus viskas. Puikiai. Tiesiog dėsim iš karto. Pagal kvapą užuodžiu, kad very good. Apačia nepaskrūdus, viršus paskrūdęs, tikrai reikėjo paversti ir kad būtų čia griliaus efektas, biški tikrai neapdegę, bet tikrai praskrūdę. E250 nėra, tai kancerogenų daug nėra, akrilamidų yra. Akrilamidų, kuo tamsiau tuo, kaip ir nėra labai gerai, bet tam tikras kiekis nėra neperteklinis ir netaip dažnai nėra taip blogai. Biški prisiliečiu. Dabar išbėgo skystis ir leisiu vos paskrust. Faina mano orkaitė, šiaip nėra kažkokia labai ten super mandra, bet griliaus funkciją turi, tai ne hot air, kur būna karšto oro, bet būtent paprasta griliaus. Tai Samsono šašlykas. Tiesiog, jeigu tingit gamint, nusipirkot, tikrai, kas įdomiausia, kiekis tikrai didelis, toks, kokį įdėjau. Nes su mėsa yra toks dalykas, kepant natūraliai jos netūris, bet tūris ir gramai ir viskas sumažėja. Ir iš tikrųjų dar gali būti ir dėl tų priežasčių, kad yra papildomų visokių injektacijų ar vandens kiekis, kuris turėtų būti pagal idėją nurodomas, bet ir yra kitų dalykėlių, kurie leidžia tą dalyką palengvinti gamintojam, bet kiekis didelis šiaip jau. Iškart buvo pradėjęs krusti, tai dedu Artūrui, nežinau, kiek jisai gabalų suvalgys, bet 4 tai tikrai suvalgys. Bet jie tokie dideli. Ir šiek tiek dar paskrūdinsiu kitą dalį. Ups. Kuo man dar patinka šitą orkaitę, tai pirolizė. Pirolizė tai yra valymas karštų orų. Karšto oro funkcija, kuri išvalo, sudegina tos likučius. Aš ją naudoju vieną į mėnesį kartą tikrai, gal netgi dažniau. Arba pagal poreikį, kai matau, kai patingėjau kažkur, kažkas išbėgo, kažką nepagalvojau. Priskrunda, pravalau ir iš tikrųjų padarau pirolizę ir tiesiog viskas sudega iki pelenų ir tada tiesiog nuvalai kraštus ir viskas.